Europos parlamento komitetai pritarė į gynybos ir kosmoso komisarus siūlomo Andriaus Kubiliaus kandidatūrai. Po įvykusių klausimų pritarė užsienio reikalų bei pramonės, energetikos ir mokslinių tyrimų komitetai. Vykusiuose klausimuose Andrius Kubilius sakė, kad per pastarąjį dešimtmetį bendrijos narės į gynybą investavo trilijonų eurų per mažai, anot jo. Augant Rusijos grėsmei, o Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai, Europa turi būti pajėgi pati pasirūpinti savo saugumu. Andrių Kubilių Briuselėje kalbino Vilija Kvėdaraitė. Pirmas darbas įrašytas mano vadinamą misijos laiške yra per 100 dienų parengti vadinamą paperį, tokį programinį dokumentą skirtą Europos gynybai, kuris iš tikrųjų turi būti toks pakankamai esminis dokumentas, įrengsim kartu su Kaja Kallas, atsakinga už užsienio politiką, ir kuriame daugelį dalykų, ką reikia pasiekti Europos gynyboje, bandysime ir sudėlioti. Tai Europos gynybai visų pirma reikia be abejo stiprinti gynybinius pajėgumus. Jų trūksta ir pagal vadinamus NATO standartus, o norint, kad jų netrūktų, reikia plėsti gamybą, o tam reikia ir pinigų, ir nemažų pinigų. Tai čia tokie pagrindiniai darbai. Jei bus patvirtintas, Andrius Kubilius žadėjo per pirmąsias 100 kadencijos dienų pateikti planą dėl Europos gynybos ateities. 5 metų darbo tikslas, o rezultatas turi būti toks, kad Europa tikrai būtų pasirengusi, tai kas mano irgi tame misijos laiške įrašyta, kad Europa būtų pasirengusi labiausiai ekstremaliam kariniam išmėginimam arba, kitaip sakant, paprastai šnekant, karinė agresija. Jeigu būsim pasiruošę, tai tikėtina, kad tos agresijos gal ir nebus. Kad mes tokiu būdu gal atbaidysim Putiną išbandyti ES pasirengimą karui. Andrius Kubilius taip pat teigia, matantis būtinybę sistemiškai pertvarkyti Europos gynybą, ją grindžiant glaudžių valstybių narių ir NATO bendradarbiavimu. Aš galiu tik tai priminti ir pacituoti vieną iš nesenai skelbtų Vokietijos analitikų tyrimą, kad Rusija, kuri dabar nuo karo pradžios visą savo ekonomiką pastatė ant vadinamos karinės ekonomikos bėgių ir iš tikrųjų yra išplėtojusi visų ginklų gamybą. Ir pagal to tyrimo duomenis Rusija per 6 mėnesius gali pasigaminti tiek, kiek Vokietijos kariuomenė turi ginkluotės visoje kariuomenėje. Na tai tokie skaičiai, jie iš tikrųjų yra, keliantis nerimą ir reikalaujantis greitų pokyčių, nes, jeigu tokia yra realiai situacija ir toks skirtumas tarp to, kiek Rusija gali pagaminti ir kiek mes kol kas, kokioje stadijoje mes esam, tai jeigu tokia situacija liks ilgam, tai be abejo, kad tai gali sudaryti terpę pagundom Putinui išbandyti mūsų gynybinius pajėgumus. Sakė Andrius Kubilius. Europos parlamentas dėl kandidatų į komisarus ketina balsuoti lapkričio 25-28 dienomis sesijoje Strasbūre. Komisija išrenkama paprasta balsų dauguma.